Tarp situacijos, kada tu esi labai aukštai gerbiamas ir ant balno sėdi ir staiga, reiškia, atsidūri labai dideliai giliausiai bedugniai. Tai šiuo atveju aš tą patyriau savo asmeniniu gyvenimo pavyzdžiu ir, gink dieve, niekam nelinkiu tokiais amerikietiškais kalneliais pasivažinėti. Na, o pačios kalbos apie tai, kad būsimas prezidentas, premjeras, dabar, kaip jūs į tą žiūrite? Žinot, būnant viešoju asmeniu politikoje, tu neišvengi tų visokių etikečių. Aš, aišku, pats jų labai nemėgau, bet taip, 16 metai prieš įvykstant, prasidedant ikiteisminiams visiems tyrimams ir bylai, aš kaip politikas ir mano vadovaujama partija Liberalų sąjūdis, mes tikrai buvom tokioj augimo trajektorijoje, didėjo mūsų populiarumas, artėjo kaip tik Seimo rinkimai ir buvo, iš tikrųjų vertinama, kad mes galim labai rimti pretendentai formuoti naują vyriausybę. Ir kažkaip tai natūraliai tada buvo prilipę, kad jeigu mes formuosim naują vyriausybę, tai premjeru turėtų būti tos partijos lyderis, tai yra aš. Dėl prezidento, tai čia gal... Premjeras susidegina dažniausiai, tai būtent kaip su to prezidentu buvo po to. Dėl prezidento tai tikrai tuo metu dar nebuvo apie tai jokių mano planų, tai čia vis tiek tuo metu man buvo 41-42 metai. Tai šiuo atveju tikrai prioritetas buvo parlamentinis darbas ir darbas vyriausybėje, jeigu būtų taip pavykę. O čia tai tiesiog toks buvo gal labiau žmonių kalbos apie tai, negu... Malonu vis tiek tai... Neslėpsiu politikoje, kaip turbūt ir kiek visur, jeigu tave laiko kažkokiu perspektyviu žmogum, tai natūralu, kad tai yra motyvacija tokia gal kažkokia. Tai ir vis tiek kiekvienas politikas, matyt, svajoja patapti generolu, kilti aukščiau. Kitaip būtų nenormalu, kam tada eiti tą politiką. Tai be jokios abejonės tos kalbos tokios buvo, bet sakau, čia kalbos kalbomis situacija, realus gyvenimas parodė, kad visiškai kitaip. Aš nesvaigau, patikėkit, tuo metu man ne... Vienas dalykas, ta prasme, aš vis tiek žinojau tos politikos vidaus užkulisius, daug metų prieš tai jau buvęs politikoje ir aš puikiai supratau, kad bet kuo aukštesnė tavo pozicija yra tų, kaip čia pasakyti, atsiranda vis daugiau visokių, kaip sakoma, pirmiausiai tai savo gyvenimo suvaržymo, iš esmės turi atsisakyti savo privataus gyvenimo. Antras dalykas yra, kad kuo aukštesnė pozicija, tuo ir tų tokių pavojų nukristi, paslysti, suklysti, ta prasme, jų yra irgi. Tai apie prezidento rinkimus tikrai nieko nesvajau. Dėl galimybės dalyvauti vyriausybėje ir galbūt vadovauti vyriausybėje, tai tokių ketinimų, aišku, kad mes jau turėjom, nes mes buvom jau ir tokia šešėlinė vyriausybė.